Sveiki, šiandien jums parodysime, kaip išsikepti minkštus, purius, mielinius blynus. Mums reikės miltų, pieno, kiaušinių, sausų mielių, kepimo miltelių, vanilinio cukraus, žiupsnelis druskos ir aliejaus kepimui. Pradedam! Įpilam 2 šaukštus šilto pieno. Turėtų būti šiltas pienas, kad ištirptų mielės. Gerai ir gražiai išmaišau. Mieles su pienu atidedam. Į dubenį įpilame likusį pieną. Neblogai. Įberiame cukrų ir druską. Įmušame 3 kiaušinius. Supilame mieles su pienu. Viską gerai išmaišom. Masė padvigubėjo, suputojo. Suberiame miltus. Vienas šaukštelis kepimo miltelių. Gerai, 3, 2, 1. Reikia pasiruošti. Gavome tirštoką tešlą. Reikia uždengti ir padėti šiltai vienai valandai. Po valandos tešla padvigubėjo. Blynus iškeps mama. Įkaitinu aliejų. Dedu po šaukštą tešlos. Aš naudojusi 2 šaukštais, kad būtų lengviau. Sumažinu ugnį. Pirmoji pusė kepa apie 1,5 minutės. Apvertus pakepame dar 1 minutę. Purus blynai. Vėl pilu aliejų, dedu tešlą ir kartosiu tol, kol iškeps visi blynai. Niam, niam.